Na štai mūsų augintiniai jau ir 3 savaitės nuo tada, kai radom. Ir nors ir ornitologai sakė, kad neišgyvens, bet net ir mūsų pačių nuostabai šitas mažas pūkuotas kamuoliukas, kurį mes radom, ne tik kad išgyveno, bet ir užaugo ir subrendo. Ir jau net skraido. O mano pirštą nori suvalgyti. Rytas ir jisai labai alkanas. Kaip sakiau, ornitologai sakė, neišgyvens nuo 2 dienų iki 2 savaičių. Bet štai va, 3 savaitė ir maitinam. Maitinamės jį konservais. Kačių. Bet kai alkanas, jis juos valgo. Bet jam jų reikia ne tiek daug. Visa pagrindinė klaida tikriausiai, kodėl žmonės neišaugina paukščiukų, nes jie juos stengiasi girdyti vandeniu. Pasirodo, visą reikiamą drėgmę jie gauna kartu su maistu. Ir papildomai jam jos nereikia. Todėl ir kregždė. Kregždei nedavėm gert, o stengiamės daugiau padaryti maistą drėgnesnį. Arba kaip kačių konservai, jie yra natūraliai kažkiek drėgnesnė. Va, matome jau mėsytės jam pakanka. Sekantis maistelis, kurio maitiname, yra trintas kiaušinis. Vienas iš mėgiamesnių jo valgių. Tik reikia, aišku, pakankamai susmulkinti, kad jisai galėtų jį suvalgyti. Ir kol buvo mažesnis, jam reikėdavo tikriausiai daugiau maisto, kad augtų ir plunksnelis, ir pats augtų, tai ir suvalgydavo žymiai daugiau gurklys. Štai va čia prisipildydavo visas. Ir dabar gana alkanas. Va. Puikiai valgome kiaušinį. O mėgiamiausias jo maistas yra varškė. Varškė, kad nebūtų tokia sausa, su vandeniu praskėdžiam truputėlį, o net iš pasitenkinimo plasdame. Štai koks didelis užaugo, buvo visai mažas. Va ir sparnelius kokius turime. Taip. Varškytė, varškytė. Ai, kaip skanu. Net iš pasitenkinimo plazda. Kas smagiausiai, kad niekados nėra pridaręs rankose. Pavalgo, tada padedamas, tada po kelių minučių, jeigu pavyks užfiksuoti šitą momentą, ropoja atbulas ir visada į tą patį kamputį atlieka savo gamtinį reikalą. O kaip godžiai valgo varškytę. Beje, istorija jo atsiradimo pas mumis šiek tiek įdomi. Prieš 3 savaitės vedžiojom šunį ir radome mažą paukštuką. Kadangi galimybių grąžinti lizdą nebuvo, nes lizdai 3 yra 7 aukšte, ir pataikyti, iš kurio jisai iškrito. Ir dar jeigu iškrito, tėvai neišmetė dėl kažko iš lizdo, tikrai šansų nebuvo pataikyti, įkelti į tą būtent lizdą, o dar lipti ant palangių ir stengtis atsargiai tai padaryti tikrai ne. Todėl įkalbėjau saviškius, kad
reikia palikti, kad gamta taip surėdė ir taip jau turi būti. Bet po paros, vėl vedžiodama šunį, jį atradau beveik ten pat, kur ir palikom. O kadangi vaikystėje netyčia su lauko teniso rakete užmušęs kregždutę netyčia, tai tiesiog negalėjau jo palikti. Ir prašau, iš mažo pūkų kamuoliuko pasidarė tikra kregždė. Ir labai alkana šiuo metu. Matosi, visas plunksnelės jau išsiskleidė, gurklys pabandysim arčiau parodyti jum. Va, gurklys jau pilnėja, matosi toks rožinis, va štai jisai. Tuoj būsime sotus, ne? Va, koksai mes. Dvigubai padidėjo. Kokios uodegos plunksnos. Va, kokius sparnus turim didelius. Džiaugiuosi, kad ornitologai klydo. Dar varškės. Jau matau, beveik ir pasisotino. Jau kai jau pradeda po truputėlį skanauti, tai jau reiškia jau pakankamai. Ir gurklys, va, matosi, kokį gurklį turim. Va, visas prisipildęs. Va, štai jisai. Koksai. Na, dar truputėlį. Ne, jau skanaujam. Vakus. Ir greitų metu beje, mes įmokinam skraidyti. Keista, ar ne? Manim, kad peršėlėm ir jisai bus jau nebe kregždė pingvinas. Bet vakar pagaliau atlikome keletą ilgos distancijos skrydžių. Aišku, kol kas daugiau gal sklendžiame ir ieškom nutūpimo vietos, negu kad skrendame. Bet per 3 paskutinėsias dienas labai pasistumėjome nuo tiesiog ritimo žemyn iki, na jau galima sakyti, kad sklendimo ir skridimo. Viskas pavalgė. Kai pavalgo, jisai net prisimerkia ir tai reiškia, kad jau viskas tuoj neįsivirškinti. Nosytė visą aplipusi. Štai. Dar. Ne, jau užsimerkęs. Dar norėtų, bet iš pradžių bijojame, kad jo viena kojytė pažeista. Nebuvom tikri, ar jisai nukrito ir susižalojo, ar dėl to jį tėvai ir išmetė. Bet va šiuo metu matosi pilnai jinai atsistatė ir nagiukai puikiai funkcionuoja ir laikosi. O kokią plunksnelę turim. Štai mūsų augintinis. Nežinom iš tikrųjų ar patinas ar patelė, bet pavadinom Birželiu. Nemanau, kad labai prieštarautų. Tai va. Dėkui ir geros dienos visiems.